Turistinė kuprinė yra neatskiriama turistinio inventoriaus detalė, todėl labai svarbu, kokio tipo kuprinė mums bus reikalinga, kad visos kelionės metu jaustumėmės komfortiškai. Renkantis kuprinę svarbu įvertinti 4 faktorius – kuprinės talpą, tipą, susegimo diržus ir savo liemens ilgį. Dažniausiai kuprinės būna 5 tipų. Tai yra vaikiškos, dviratinės, miesto kuprinės, turistinės ir ekspedicinės. Svarbiausia, į ką reikėtų atsižvelgti renkantis kuprinę. Tai pirmiausia, tikriausiai jos dydį, kokios kuprinės jums reikėtų. Ar tai būtų trumpas žygis, 2 dienų žygis, ar tai būtų ekspedicinis žygis į kalnus, ar ilgesnė iškyla gamtoje. Dviratinės kuprinės dažniausiai būna lengvos, mažo tūrio ir turinčios atskirą talpą vandenį. Miesto kuprinės turi atskirų skyrių, jose galite įdėti savo nešiojamą kompiuterį ir susidėti visus kitus reikalingus jums daiktus. Turistinės kuprinės jau šiek tiek išsiskiria savo formą, savo patogumu. Jos turi tvirtesnius susegimo diržus, jūs galėsite susisegti per liemenį ir taip sumažinti kuprinės tūrio svorį, paskirstydami jį per savo kūną. Ir pačios didžiausias tai būtų ekspedicinės kuprinės, kurios šiaip rekomenduojamos iki 90 litrų žmogui. Pirmiausia, įvertinkite, kokio dydžio kuprinės reikės. Vyrams vidutiniškai užtenka 70-90 litrų, o moterims 50-70 litrų talpos kuprinės. 30-40 litrų talpos užtenka vienos dienos žygiui šiltų orų. 50-80 litrų talpos reikės žygiui su nakvyne, kuris užtruks ne ilgiau nei savaitę. Daugiau nei 80 litrų talpos kuprinės gali prireikti ilgiau nei savaitę trunkančiam žygiui ar žygiui su nakvyne žiemą. Ekspedicinės kuprinės dažniausiai turi reguliuojamus diržus, susegimus ir tvirtinimus nugarai. Ekspedicinės kuprinės turi kelis priėjimus, tai pavyzdžiui, galima į kuprinę įeiti per viršutinę dalį arba per apatinę dalį. Taip galite įsiskirstyti savo krovinį ir patekti ten, kur jūs norite, bet kada ir bet kur. Tai kuprinės lengvumas įtakoja kuprinės kainą. Lengvesniai kuprinei naudojamos tvirtesnės ir kokybiškesnės medžiagos. Lengvesnė kuprinė ne visada reiškia, kad jinai yra geresnė kuprinė. Pavyzdžiui, didesnėms ekspedicinėms kuprinėms naudojami papildomi tvirtinimo diržai, kurie gali truputėlį būti ir sunkesni. Tačiau tai reiškia, kad jie jums padės kuprinę susiveržti žymiai patogiau ir žymiai komfortiškiau. Visos kuprinės dažniausiai turi vidutinį atsparumą drėgmei. Tačiau kuprinėse yra papildomas maišelis, kuris apsaugos jūs nuo praktiškai bet kokio lietaus. Ir tuo metu kuprinę galėsite padėti savo stovyklavimo vietoje, netgi lyjant lietui. Turistinės ir ekspedicinės kuprinės turi kelis priėjimo taškus. Į kuprinę galima patekti per jos viršutinį skyrių, kai kurios turi priėjimą iš apačios. Tai yra patogu, jeigu jums reikėtų kažkokį tai daiktą paimti iš kuprinės dugno. Taipogi, kai kurios kuprinės turi priėjimą iš šono. Taip vėlgi yra naudinga, kai norite patekti į kažkurį tai kuprinės skyrių, neiškraustant visų jos daiktų. Geriausia būtų tai, jog atėję į parduotuvę tiksliai išsimatuotumėte kuprinę. Galite konsultanto paprašyti, kad jisai prikrautų daiktų į tą kuprinę. Ir su didesniu svoriu pasivaikščioti parduotuvėje ir pasitikrinti, kuri kuprinė yra jums tinkamiausia. Nes kiekvienas žmogus individualus ir kiekvienam žmogui reikalinga atskiro tipo kuprinė, kad jis galėtų ją susireguliuoti būtent pagal save. Apatinio diržo savybė yra ta, kad jisai padeda perkelti dalį svorio nuo pečių ant klubo juosmens. Viršutinio diržo naudojimas yra skirtas tam, kad petnešos tiesiog nesmuktų atgal prisikrovus svorį. Kai kurios turistinės ekspedicinės kuprinės turi papildomą atitraukimą nuo nugaros, tam, kad nugara geriau ventiliuotųsi. Tai kuprinę reikėtų pasirinkti pagal savo tikslą ir pagal savo poreikius. Ir nereikėtų vaikytis madų, kadangi kuprinė jums tarnaus daugelį metų.